tikrųjų tai nežinau, nuo ko pradėti gal. Kažkaip tai mes vakar po lastelės su sesė biškai kalbėjom apie Jėzų, apie atėjimą tą paskutinių laikų ir mes kaip krikščionys mes suvokiam, kokie mes laikė gyvenam, ne iš tikrųjų. Mes suvokiam, kad laikas iš tiesų yra paskutinis, tasai, ir kad mes turbūt greičiausiai jau, kad mes į tai įėjome tą etapą, kurie bus, aš taip tikiu, kurie bus paimti gyvi. Jeigu, aišku, neišeisim anksčiau laiko, kaip sakot, kitų būdų Dievas, jeigu mūsų nepasiims. Šitą kartą, aš manau, kad šitą kartą, kurį gyvename, mes turėtume sulaukti Jėzaus paėmimo. Kažkas galbūt sulauks ir Jėzaus sugrįžimo dar, bet tai čia yra visai kitas etapas. Ir mes kaip krikščionys, iš tiesų mūsų tikslas pasiekti tą laiką, kada Jėzus mūsų ateis pasiimti. Mes iš tiesų visi laukime. Laukime, kad Jėzus mus pasiims ir mes žinome, kad Jėzus ateis nuotakos pasiimti, savo nuotakos, savo numylėtinės, savo išrinktuosius. Ateis pasiimti bažnyčios, jo. Ir visi mes žinom, kad nuotaka tai suvokiam, kaip tais žmogiškais kriterijais, tai nuotaka tai yra numylėtinė, jaunikio numylėtinė. Ir jinai turi kažkokius standartus atitikti, kad jin būtų nuotaka, ne? Ir jeigu nuotaka, žinai, laukia jaunikio, jinai pasiruošusi. Ir Jėzus sako, aš ateisiu nuotakos pasiimti, savo mylimuosius, tuos, kurie laukia. Nuotaka jinai nebegali lakstyti pas kažkokius kavalierius, ne? Nuotaka laukia, kada ateis jos diena pas jaunikį ateiti. Tai vat labai aspektuojasi man bažnyčia. Jeigu aš esu bažnyčia, ir Zapata tikrai pradėjai tą temą, kaip tik apie ką galiu šnekėti. Ką tai reiškia? Ta pati dvasia veda tą linkmę. Apie šventumą, apie tą pasirinkimą mano. Ir mes kalbėjom iš tikrųjų, ir tu kalbėjai, ir tu matai, kaip mes iš tikrųjų degame ir kaip mums yra svarbu tai. Kaip yra mums svarbu. Mes viską padarysim, kad tik mes būtume su juo. Nes mes mylime jį, mes žinome jį, mes jį pažinome. Ir mes dabar nesame nuotaka, ta, kuri mes paprasčiausiai nebūtume nuotaka, jeigu mes būtume tokie, žinom, kad tai turi įvykti, nes dabar ir kaip sakant, turi įvykti ir mes ateinam prisiplakę kaip prie nuotokos, ne? Dievas gi mus skirs, jisai supras, ar aš prisiplakęs prie nuotokos, ar aš tikra nuotaka, žinai. Prisiplakęs tai tas, kad jau girdi bažnyčia, girdi visas pasaulis, girdi, visi žino ir supranta, kas vyksta. Ir daugelis norės įeiti pro vartus su nuotaka, prisiplakę. Sakys, aš irgi pažinau Jėzų, aš irgi tikėjau Jėzumi. Bet Jėzus ne tokios ateis nuotakos. Jis ateis tuos, kuriuos jis laukia. Kuris turi santykį su juo. Tas, kuris pasišventęs laukia. Tas, kuris paliko tą pasaulį ir, žinot, kas turėjo santuokas, jau žmonas, vyrus dabar turit ir tas dienas, kada susipažinot, jūs laukiat, kada galėsit susitikti ir būti kartu. Ir kokia mano šiandien širdis, ar aš laukiu, ar aš tik žinau, kad tai įvyks ir kažkaip tai kažkokiu būdu žinau, kad Dievas yra meilė, jis labai mus myli ir meilė yra begalinė, meilė nekvestionuojama, meilė yra vis tiek ir mane paims. Aš manau, kad jaunikis ateis nuotokos, bet kadangi jis yra meilė, jis ateis ir likusių pasiimti. Bet šiandien aš norėčiau būti nuotakai, nes aš žinau, kas laukia visą pasaulį ir iš tikrųjų mes matom, nes kad visas pasaulis iš tikrųjų dabar jau aš nežinau, ko apie paklaustum žmogų, pagalbint gatvėje ar kur nors tu pakalbini, tu matai, kad visi supranta, kad kažkas vyksta. Aišku, dar, tie, kas nekrikščionys, jie galbūt ne visiškai susigaudo, bet jie jau ir tai supranta, kad turi būti, kažkas turi įvykti tokia labai svarbaus ir reikšminga jų visų gyvenimuose. Jie mato, kas vyksta, kad jie pradėjo domėtis apie Bibliją žmonės, pradėjo domėtis, kas tas yra Dievas, kas jau netgi žino, kad bus nuotaka paimti iš pasauliečių, ne krikščionys, jie jau žino.
Jau jiem įdomu, kada tas Jėzus ateis, jie nesusigauda toj teologijai, jie nepažįsta dar kaip asmeniškai, kaip Dievo, bet jie jau suvokia. Nes visi ženklai, visi tie paskutinių laikų, jie, matos, jie tiesiog mus traukia prie to galutinio susitikimo. Matom, kas vyksta pasaulyje. Nereikia niekur toliai, tai per langą išlindai ir tu matai, kad yra vasario vidurys, pabaiga, šiandien jau vasario, tiksliau pradžia, čia ką tik buvo sausis, viską, ne, ir nebėra žiemos, net žiemos nebėra, jau paukščiai parskrenda tokiu laiku, gyvenime tokių dalykų nebūdavo. Kataklizmai visam pasaulyje, visokie žemės drebėjimai, ir tai yra faktai, čia ne mes susigalvojam kažkur, tai yra moksliniai faktai, dabar yra internetą, tu įsivedi žemėlapį, žemės drebėjimai, ir tu gali sekti istoriją, kas buvo prieš 5 metus, prieš 10 metų ir kas vyksta šiandien. Kokie vyksta visi tie gaisrai, vėjai, uraganai, visokie tsunamiai. Tiesiog gamta siautėja. Kas darosi pasaulyje tarp žmonių, kaip žmonės nučiuožė didumą nuo proto, atsiprašant, žinai, pasidarė paleistuvystės visokias. Koks melas įsigalėjo, kokią melą neteisybę, kaip Dievo žodis daugelį širdžių atšals, sako. Ir kas matom, karai, negandos visokias. Visi mato, kas darosi pasaulyje. Baisus dalykai iš tikrųjų. Visokias lygos, matom visokias lėkštės neskraidančias pasaulyje atsirado, nebūdavo tokių dalykų. Nu čia aišku, kita tema, į tai nesigilinsim jau čia, apie tas lėkštės mes visi suprantam krikščionis, kad nėra ten jokių lėkščių ir ten tų, žinai, tų ateivių. Ir tai yra didelė melo dalis, bet visa tai yra daroma, yra tai ruošiama, nes pasaulis yra tai, kas žino. Yra kas tai iš tikrųjų žino, kad yra, kaip sako, šėtonas, jisai žino, kad jam laikas paskutinis ir jis pradėjo siautėti ir jis visą daro, kuo daugiau žmonių apgautų, kad kuo daugiau įtraukti į tą melą rytinį tokį, kad nesuprastų žmonės, kas darosi iš tikrųjų. Ir Jozapata kažkaip dalinosi to žodžiu apie tą, mes esame šviesa. Ir aš noriu paskaityti Evangeliją pagal Joną, pati pradžia, 1 skyrius yra, apie tai kalba. Pradžioje buvo žodis, tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado ir per jo neatsirado nieko, kas yra atsiradę. Jame buvo gyvybė ir gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa šviečia tamsoje ir tamsa jos neužgožia. Taip, iš pradžių buvo žodis. Žodis tapo kūnu, atėjo Jėzus į šitą žemę ir mes pažinome Jėzų, mes pažinome Dievą. Dievas tapo kūnu šioje žemėje, tam, kad ateitų mus išgelbėti. Mes kaip krikščionys, mums nebereikia bijoti. Mes kaip krikščionys mes žinome viso to filmo, kaip sakau, iš filmo, to teatro, kuris vyksta pasaulyje, mes žinome, kokia bus pabaiga ir kas bus nugalėtojas ir visa kita. Nes mes turime šviesą, mes esame apšviesti. Mes nebijom, ta tamsa, kuri gaubia pasaulį, tai kas nepažįsta, ji yra tamsoje. Tai yra ne tik ta fizinė tamsa, tai yra tamsa, kuri nepažįsta šviesos, nepažįsta tiesos. O mes šiandien turime tiesą. Šviesą mes turim tiesą, mes turim Jėzų Kristų kaip gelbėtoją. Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimo. Mes žinom, nebegrįšim tos daug rašto vietų, kad laiką negaišti. Ir vienintelis Jėzaus žodis, kuris mus veda į tiesą, į šviesą, kuris mums duoda jėgų eiti, apšviečia mums kelią ir mes keliaujam su juo. Vienu žodžiu, mes esam Jėzaus. Mes esam Jėzus, mes visi, kas esam atpirkti, atidavę savo gyvenimus jam, mes esam jo nuosavybė, kaip pašvesti jau jam. Ir mes nebesam šito pasaulyje, kaip Jozapata dalinos, mes nebepriklausom pasauliui. Mes niekada jo nebebūsim. Mes nebegalim, mes esam jo ir automatiškai mes turime tada siekti jo, nes kito atveju krikščionybė, tai krikščionis, viengi tas žodis krikščionis. Kas yra krikščionis? Daugelis šiandien žmonių save vadina krikščionimis, nors tokie nėra. Ir kaip tu dalinais, sako, jis tasai pamokytojas, sako, jis velnio vaikai, ne Dievo vaikai. Iš tiesų tu gali vadinti save kaip nori.
Bet ar tu toks esi, yra visai kitas klausimas. Ir vat jeigu Jėzus yra tavo šeimininkas, jis yra tavo viešpats, jis tavo atpirkėjas, jeigu jis tavo meilė, tu nebežiūri į pasaulį, tu nebegali būti pasaulyje. Dievas nori, kaip sakiau, nuotaka švarios, jisai nenori paleistuvės, jis nori, kad, aišku, visi mes buvom paklydę, visi mes buvom tam pasaulyje, bet jis mumis išsirinko iš to pasaulio ir kaip išsirinka, mes jau tampame juo. Ir mes nebegalime būti toj teritorijai, mes turime būti Dievo teritorijai. Dievo teritorijai, mes turime vaikščioti su viešpačiu, su Jėzumi Kristu, jo žodyje. Mes tiesiog dedame, aš negaliu be jo, aš nebenoriu be jo gyventi, nes mano svajonė kaip nuotaka, žinot, kaip sunku, gal vyram pasakyti, aš nuotaka, moterim tai daugiau suprantama, bet aš suprantu taip pat, kaip aš, sakykime, jaunikis, kad būčiau ir savo žmonos laukčiau, lygiai taip pat mano širdis dega ir nori būti su juo visą laiką. Ir šiandien Dievas yra mano šeimininkas ir yra tas dalykas, kad pasaulis, kol mes esam nuotaka, dar neįvyka vestuvės, kol dar mūsų nepasiėmė, mes esam tam pasaulyje. Ir tas pasaulis mumis visą laiką atakuoja, jisai nori mus apiplėšti, apvogti, jisai nori, kad mumis susiterštume tuos rūbus savo, tuos šventumo rūbus ir kad mes neįeitume į tą karalystę dangaus, nes to pasaulio valdovas yra tas tamsos kunigaikštis, kuris valdo mus šioje žemėje, kol neturime šviesos, kol nesam apšviesti Jėzaus, tol jis mumis vedžioja, visą pasaulį jis vedžioja per kūną geidulius, per savo triškumus, per savo didelę puikybę, egoizmą, jis veikia visą laiką, mes visi buvom nepaklusnumo vaikai pražuvę iš tikrųjų, mūsų širdis tokias. Ir šventoji dvasia tai mumis rūpinasi, mes esam jos vaikai, mes esam dabar pirkti, mes esam šventosios dvasios Dievo, kaip sakant, Dievo tėvo vaikai ir jo mylimi. Nes iš tikrųjų mes esame jo vedami šiai dienai, kadangi mes esam atpirkti Jėzaus, mes kaip krikščionys mes girdime jo balsą. Mes einame ten, kur jis mus veda. Ir tai yra normalu iš tikrųjų. Dievas yra mūsų gydytojas šiandien. Jis yra, nežinau, mano rūpintojas, jisai godėjas mano, kaip šventoji dvasia sako, ne? Ir jo tikslas, kad mes visada keliautume su juo. Nes iš tikrųjų Dievas yra geras ir jisai nori, kad kiekvienas iš mūsų iš tikrųjų pažintume, ne tik tai žinotume, bet pažintume. Ir aš nežinau, iš tikrųjų mano gyvenime, kad aš pasikeičiau viešpatį savo širdį ir aš jam atidaviau savo gyvenimą. Ne taip, kad žinojau, žinai, daug metų aš žinojau, kad yra Dievas. Ir neturėjau tos malonės tada, kad aš pasakiau nuo tos akimirkos, Dieve, aš nebenoriu gyventi, aš noriu tau vienam tarnauti. Mano gyvenimas ryškiai pradėjo keistis. Aš suvokiu šiandien, kad būtent tada aš jam atidaviau širdį, kad aš savo lūpomis, širdimis patikėjęs tom, ištariau tuos žodžius. Dieve, aš nebenoriu taip gyventi, aš pavargau su tuo pasauliu, aš pavargau gyventi pinigams, namams, ten visiems savo rūpesčiams, tenais, aš taip nebenoriu gyventi, sakau, Dieve, aš noriu tau vienam gyventi. Ir iš tiesų tada aš išgirdau balsą, Dievo balsą, tikrai balsą. Sako, bet tu mane turi. Ir tie žodžiai nebuvo tik tai, kad tas balsas, bet tu mane turi, tuose trijuose žodžiuose buvo suvokimas, kaip didelis apreiškimas. Aš supratau, kad aš buvau iki to laiko visiškas grybas, kad visai aš nepažinau Dievo, kad aš iš tikrųjų netarnavau jam, kad aš jo nemylėjau, aš jį tarnavau savo toliau, aš jį Dievu naudojausi, aš jam melsdavausi. Aš su juo sakydavau, Dieve, teik man tą, padėk, man čia patarnauk, man padėk teisės įsilaikyti, padėk man namą pasistatyti, padėk man šeimoje reikalus susitvarkyti, padėk man rūkytmės, padėk man gertmės, begalė tokių prašymų. Ir visi tie dalykai yra geri ir Dievas tikrai jisai padėdavo, nes Dievas yra šventoji dvasia. Jis visą laiką gaubės yra šalia mūsų ir jis tiesiog laukia, kada mes jį kreipsimės. Bet jis nori daugiau, jis nenori, kad mes tik tais į jį kreiptumėmės. Ir jisai darė mano gyvenime daug ženklų ir stebuklų iš tikrųjų. Ir man patinka toks dalykas, aš dabar liūdžiu dažnai, ką Dievas padarė mano gyvenime. Ir tai yra begalė, aš turiu tiek liūdimų, aš galėčiau kalbėti be galo, turbūt, ką Dievas padarė mano gyvenime ir ką jis toliau daro iš tikrųjų. Ir
aš va trečiadienį vėl buvau kalėjime ir vėl man teko liūdėti, atvedė iš kelių kamerų kalinukus ir buvo tokių, kurie jau ne pirmas sykį atėjo ir buvo tokių, kurie pirmas sykį girdėjo, atėjo ir mes vėl liūdėjom, kalbėjau apie Dievą ir kol aš kalbėjau apie Dievą, apie ženklus, apie stebuklus, visi kažkaip lyg ir klausėsi ir visiems įdomu, viskas gerai, čia Dievas, aha, ir gydo, jisai matai, ir jisai padeda, kada tu jam elgiesi, jisai padeda, jis tau vat ir tą duoda, ir čia padeda priklausomybės galbūt kažkokias įveikti, visą tai gerai, ne? Bet, kada aš pasakiau, kad jisai kalba, tai jau ten buvo kosmosas. Kai aš sakau, Dievas kalba, aš su juo šiandien bendrauju. Ir aš sako, ir kaip tu girdi Dievą? Ir aš jam pradėjau pasakot, kaip aš išgirdau pirmas iki, paskui dar vienas kalinys sako, o tai kaip Darius tau kalba? Sakau, tu aš dar paliudysiu. Ir jis vienas iš jų neiškentė, jisai pašoka. Ir per duris lauką sako, išprotėję jūs, kvaišę, kas jums daros, jums jau dievai kalb, sako. Išnešė lauką. Visi kiti suprato, jau žinai, kažkas jau tikėjime, kas visą kitą. Bet vat buvo vienas, kas pirmas sykį apie tai girdėjo. Ir jam tai buvo per daug. Jam tai buvo per sunku, nes jis to nepažįsta, nes jis neišbandė jo, nes jis netvėrė savo širdies dar jam. Bet aš tikiu, kad jį tai palėtė, jeigu jo būtų nepalėtė, jis nebūtų išėjęs, nebūtų išnešę dvasia. Aišku, ne ta dvasia išnešino. Bet faktas tas, kad jį palėtė ir kad jis grįžęs į kamerę, aš duodu 100%, jis labai ilgai apie tai galvos. Nes aš nepradėjau nuo to, kad man Dievas kalba. Aš pradėjau nuo kitų darbų, kad Dievas geras, kad Dievas yra meilė. Ir tai yra tiesa. Ir Dievas yra geras ir yra Dievas meilė. Ir vat, kada mes visi krentam į kažkokius sunkumus, tada mes šaukėmės Dievą, ne? Kol mums viskas gerai, Dievo kaip ir nereikia. Aš nebekalbu, čia mes jau krikščionės, mums visada dabar jo reikia, mums visą laiką. Ar mums gerai, mes visą laiką norim jo buvimo, jo atmosferoje būti. Jam dėkoti, mes norim jį išgyventi. Pasaulis nežino, kad galima Dievą išgyventi, kad tai yra malonė gyventi, kad tai yra džiaugsmas būti jame. Kol aš iki Dievo atėjau, aš klausydavaus metalikas visokias, rokas, sunkia muzika, mane vildavo, aš į turgų nuvažiuoju, ten įsijungiu, kažkur tai konferencijas dedamės, atsimenu, visas turgus klausas mane ten ACDC ar dar kažkokių muzikų. Gintaras atsivertė, atvažiavo į turgų, įjung giesmės, aleliuja, žmonės žiūri, galvoja, kas tam pasidarė. Pasikeitė viskas. Man tai, kas buvo smagu, malonu, šūstra, kieta, pasidarė bjauru, šliukštu. Tai nebe mano, man tai neberūpi, man nebesvarbu, ką apie mane pagalvos. Man gera ir aš trokštu, va klausime šiandien giesmės, aš trokštu, kad visas pasaulis tai patirtų ir pažintų, kas tas yra Dievas, kad jis yra meilė, kad jisai nori visus gydyti, kad jis nori kiekvienoje širdyje gyventi, kad jis laukia kiekvieną tos akimirkos ir sako dabar taip, kad jis gali jau ateitų Jėzus. Bet kadangi bažnyčia dar nepasiruošus, jis negali. Jis tempia lyg paskutinės minutės, kad kuo daugiau žmonių išgelbėti. Jis nenori, kad nors nei vienas šio žemė pražūtų ar būtų, neteitų pas jį. Jis trokšta kiekvieną myli. Nėra tokios nuodėmės, kurios jis neatleistų, arba nenorėtų atleisti. Jis yra meilė. Ir vat, kaip sakiau apie tą maldą, tai kai pradėjau apie maldą kalbėti, tai iš tikrųjų ne visi gali suvokti, kas tas yra malda. Žmonės galvoja malda, tai ir aš taip seniau galvodavau, kad aš daug kalbėsiu, pasakysiu tokią maldą, išmoksiu atmintinai tokią maldą ir ją daug sykių kartuosiu ir tai bus tau lyg kažkoks tai nuopelnas, kurį tu užsitarnausi prieš Dievą, nes tu tam skiri laiką, tu tam įsipareigoji, tu tai pastoviai darai. Tie kaip ir liktais kažkur tai lyg ir geri dalykai, bet jie tokie dirbtini, jie tokie susiję, jie tokie netikri, jie tokie nei ten meilės, nei ką. Ten yra toksai sausas įsipareigojimas, kuris neduoda jokio džiaugsmo. O jeigu kažką padarai, tai jau iš savo jėgų reiškia, aš padariau. Tai tas džiaugsmas vienintelis iš mano puikybės kylantis. Aš išmokau rožinį kalbėti atmintinai ir aš dabar sukalbėjau visą rožinį. Ir dar 3 sykius. Oi, koks aš Ir ta puikybė tokia didelė iškyla. Ir Dievas nenori tokių santykių. Jis nori gyvybės. Malda tai nėra. Kaip žinot, pasaulis, kaip ir man, tas atvejis paskutinis, kur buvo ir daug man, taip tokių atvejų yra buvę, kai sako, kada
tu meldiesi Dievui, kalbi, tai yra lyg ir norma. Bet sako, kada tau jau Dievas kalba, čia jau šizofrenija. Tai šiandien esu aš iš šizofreniks. Nes man Dievas kalba. Jis man visada kalba, visuose dalykuose jis man kalba. Aš jį išgyvenu. Aš tiesiog laukiu vakarinės maldos, kad aš galėsiu į maldą, išeisiu į kaimą ir vaikščiosiu pas save kaime ir jam už viską dėkosiu. Ar bus kūsios? Kodėl gyvenimas man toks blogas? Pasiskundęs vėl dėkosiu, nes besiskūsdam suprasiu tiesą, išgirsiu jo balsą ir už tai pradėsiu dėkoti ir suprasiu, kas už viso to slepiasi. Nes jis visada kalba, jis neveda mūsų tamsoje ir va kaip šviesa. Šviesa mes esame apšviesti iš tikrųjų. Mes šiandien, jeigu su Viešpačiu einame, mes žinom, kas yra Dievas ir kas mūsų laukia. Ir va tas išgyvenimas, ta malonė, va iš tikrųjų tos tikros krikščionybės, tai yra žodžiais neperdoma. Ir visa tai nėra tai, kad tu kažką turi padaryti. Ar tu turi pasikeisti, ar tu turi nebedaryti nuodėmių. Aš suprantu, kad tu to nebeturi daryti. Bet tu tai darai ne dėl to, kad tu nebeturi daryti. Bet tu nebenori to daryti. Tu nebenori būti toks, koks buvai. Tu suvoki, kad tu buvai paklydęs, tu suvoki, kad tai yra bjauru ir tu tai darai iš meilės Dievui. Visi geri darbai šiandien, kuriuos aš darau iš meilės. Ir kitas sykį aš juos darau, aš iš tikrųjų, va vėl prie tavo pamokslo grįšiu Juozapato to pradžios, kaip tas kitas pamokslininkas sako, jūs velnė vaikai ir taip ir taip. Ir jis tai kalba žmogus ne dėl to, kad jisai galbūt myli juos, bet jame Dievas šaukia. Jisai raginimas yra iš vidaus tasai. Ir kitas sykį, aš einu tarnauti, galbūt ne dėl to, kad aš juos visus myliu, aš šitos kalinius einu dar kur ten į ligonės ar kur. Ir tai ta meilė nėra tai, kad aš nueisiu ir man ten labai gerai jausius. Taigi kiekvieną akimirką mes turim numirti savo. Vėl aš grįžtu prie to pagrindinės temos, kad aš turiu numirti savo. Juk kur aš einu tarnauti Dievui, ne dėl to gal, bet, kad užsidirbti ar užsitarnauti. Bet aš einu tam, kad numirti savo, bet aš vėlgi ką noriu pasakyti, numirti savo, tai atrodo, va vis tiek tu darai darbą, kad kažką padarytum. Tai darau darbą, kad kažką padaryčiau, bet ne dėl to, kad užsitarnaučiau, bet dėl to, kad aš žinau, kas laukia manęs po to. Kad aš save prikalu prie kryžiaus ir aš einu tai darydamas, ir aš tai einu ne dėl to, kad aš noriu, bet dėl to žinau, kad jis nori. Viešpats nori. Ir aš žinau, kad aš visada gausiu užmokestį. Aš esu toliau tas pats egoistas, galiu pasakyti. Aš einu, nes man gera. Aš žinau, kad po to man bus gera. Aš žinau, kad aš vakarė eisiu į maldą vėl po tos dienos, po tarnavimą. Ir mano širdis džiaugsis. Aš žinau, kas yra Dievo pašaukimas man. Nes velnės jis visą laiką kaip riaumojantis liūtas. Jeigu aš nedarysiu to, ko norėtų Dievas, velnės visą laiką ateis ir jis mane kaltins. Va tu nevertas, va tu toks, va tu bailys, va ką apie tave pagalvos, va dabar koks tu nusipelnęs. Velnės ateis ir visą laiką kaltins. Ir aš tai žinau, bet Dievas visą laiką laukia manęs. Ir aš tai noriu daryti ir man gera. Ir iš tikrųjų yra labai gera, kada tu matai, kada žmonės klausosi apie Dievą, domisi, kada didžiausias džiaugsmas yra, kada tu iš tikrųjų pamatai, kada žmogus nuoširdžiai kviečiasi Dievą į savo širdį. Tai tokia dovana man yra, aš nežinau, man iš tikrųjų tai yra nuostabu. Vien tas matyti akis, kada kalbi su žmogum ir su juo kalbėt gilos maldą ir tu matai, kad jis nuoširdžiai kviečiasi, šaukiasi Dievą, tai yra tokia dovana. Nes tu žinai, kad Dievas džiaugiasi. Angelai sako, visi angelai džiaugiasi, kada vienas žmogus atgailauja, kada nori pas Dievą ateiti. Ir tu suvoki, ant kiek tu esi reikalingas. Ir tai yra ta gyvybė, kuri mane pakelia, nes aš kaip sakau, meilė tai tas dalykas, kuris, gyvybę suteikiantis. Sako, jeigu tu nemirsi savo, sako, nebus naujos gyvybės, jeigu aš nenumirsiu, sako, jeigu sėkla nekris į žemę, jie nemirs ir neduos vaisių. Čia Kristus apie save kalba, kalbėjo, kad jisai turi numirti, būti prikaltas ant kryžiaus, tam, kad mes būtume išgelbėti visi. Šiandien aš galiu būti Kristus. Aš suvokėt, ką aš kalbu, aišku, aš ne Kristus, tiesiog, nereikti šiandien, bet aš galiu daryti tai, ką darė Jėzus. Aš tą noriu pasakyti. Aš šiandien galiu tarnauti žmonėm. Aš galiu numirti savo, kažką padaryti tai, kas man, nepatogu. Man gal būtų geriau namuose įsijungus teliką, ar kompą ten, ar kažką, ar telefoną ten sukti, arba ten
Turčiuką valgyti, kažką tai tą laiką leisti savo malonumui, o čia reikia eiti, nes mane kviečia. Aš šiandien žinau apie tai net temą, žinau, kada mane Dievas kviečia, kada ragina, kur man judėti. Ir kad aš įmirštu savo ir aš einu ten, kur mane Dievas kviečia, automatiškai kažkur tai ta siekla krenta, mano mirties siekla krenta ir ten kažkur tai ateina vaisius. Dievo karalystė, kažkur tai žmonės išgelbėjai. Šiandien krikščionybė, nežinau, mano idėjas man išėdė. Yra idėjas tą tokį, man norisi iš tikrųjų rėkti, man norisi rėkti, kad visi išgirstų, kad visi suprastų. Man visai kažkaip nebesvarbu darosi, žinai, kad, kaip apie tave pagalvos, ar kaip tu kažkada atrodysi žmonių akise. Aš suprantu, kad šiandien daug kas į mane žiūri, netgi iš artimųjų žmonių mane jau laikas sektantų ir bendrauti nenori ir visą kitą, bet tai tebūnie, Dieve. Aš svarbiausia, kad, aš galėčiau būti su Jėzumi, kad aš galėčiau jam tarnauti. Tai va, mano Dievas iš tikrųjų yra pergalės ieškas. Jis pergalė. Jis nugalėjo įstatymą. Jis mirė už mano kaltes ir nuodėmes. Aš turiu ateitį šiandien su juo. Ir va, kaip sakau, jis labai svarbu tas yra dalykas, kad mes šiandien iš tikrųjų turėtume suvokti, kas yra Dievas. Kas yra Dievas, ne? Nes pasaulis, iš tikrųjų, žmonės, jie nelabai kiti suvokia, kas yra Dievas, va, žinai, galvoja, kaip tas įstatymas, kad turi nedaryti, blogų darbų, kad ten įeitum, užsitarnautum visą to. Iš tikrųjų, žmonės nežino šventą raštą, neskaito jo ir užtat nežino, kas tas yra Dievas ir negali įeiti tos malonę. Į tą malonę ir aš taip pat kažkada galvojau, jeigu Dievui tarnauti, reiškia, aš nebeturėsiu savo gyvenimą. Bet kai aš jam pradėjau tarnauti, kaip į Dievo žodis ir sako, ieškokite mano karalystės, visa kita bus pridėta. Ir kai aš paleidau tų dalykų, kuriuos aš siekiau, tų turtų, pinigų ar ten tų šlovės ir garbės, visi tie dalykai nereikalingi. Dievas, ko reikėjo, davė su kaupu. Ir to nebereikėjo, savo jėgom nebereikia nieko daryti. Dievas laimina savo vaikus, jisai myli. Ir jisai, kaip rašo, Naujajam testamente, aš pasižiūrėjau, Naujajam testamente apie Dievą yra kaip tėvą. Vien Naujajam testamente Dievas vadinamas tėvu 114 kartų, man rodos, yra. Jo, tėvas vadinamas 114 kartų, vien Naujajam testamente. Įsivaizduoti, aš jau nebekalbu apie pilną Bibliją. Tai įsivaizduoti, kaip Dievas mums pristato save. Kaip tėvas, kaip mylintis tėvas. O koks? Aišku, žinoma, mes čia yra galbūt daug kas yra neturėjo tos meilės tėviškos, žinai. Gal kažkas nei mamos neturėjo, nežinojo, kas tas yra šeimos santykis, kas tas yra meilė ir neturi to tokio įvaizdžio, bet vis tiek kiekvienam žmogui yra duota širdie. Žinau, kad tikrai yra kiekvienam žmogui duota širdie tas išgyvenimas meilės. Įdėta buvo, kad noras save paaukoti kitam. Kiekvienam žmogui yra įdėta tas noras turėti šeimą, noras turėti vaikus, noras juos mylėti. Tai yra kiekvienam žmogui dėta. Ir mes žinom, kaip mes norėtume, jeigu mes dar netgi neturim vaikų, ar ten neturėjom savo gyvenime, mes žinom, kaip mes juos mylėtume. Mes žinom, kad mes dėl savo vaikų viską padarytume, žinai. Ypatingai tai labai gerai mamos žino, kad jos dėl savo vaiką, kaip sako, kaip liūtė sudraskysi viską, tik tai sako, vaiką neatiduosi. Tai Dievas kur kas daugiau mes turime suvokti, kokia yra tėviška meilė. Kur kas didesnė tėviška meilė. Ir jeigu mes matom tą teisingą, turim pažinimą, iš tikrųjų mūsų ta krikščionybė pasidaro visai kitokia, kada tu suvoki, kas yra Dievas, kas yra tavo tėvas ir ko jis iš tavęs nori, tai iš tikrųjų visai kitaip į tai žiūri ir gyvenimas yra daug lengvesnis su juo gyventi. Tai paskaitysiu Luko 11 skyrius nuo 9 iki 13 eilutės. Tad ir aš jums sakau, prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir bus jums atidaryta. Nes kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa. Ir beldžiam atidaroma. Kuris iš jūsų, būdamas tėvas, duonos prašančiam vaikui duotų akmenį, ar prašančiam žuvies duotų gyvatę, arba prašančiam kiaušinio duotų skorpioną. Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų,
Jo labiau jūsų tėvas iš dangaus duos šventąją dvasią tiems, kurie jo prašo. Mes matom, kad Dievas mumis rūpinasi. Mes žinom daug tų rašto vietų, kurie rašo, kad mes neturime rūpintis per daug šito pasaulio. Visų pirma, jeigu mes mylėsim Dievą, Dievas jis visą laiką yra dvasia, jis yra visą laiką su mumis, jis yra šalia manęs. Jisai viską kontroliuoja, tam, kad mums nereiktų. Kol mes Dievą nepažįstam, mes bandom gyvenimą kontroliuoti. Mes žiūrim, kad mums užteptų ant to ar ant ano, ten už mokesčius sumokėti, ar kad mes turėtume kur šiltai miegoti ir pavalgyti. Kaip gali ir tie reikalingi dalykai. Bet mes kaip žmonės per daug ten viltis sudedam ir mes nebepasitikim Dievu, mes nebetikim Dievu, kad Jisai gali mumis rūpintis. Saka, daryk iš savęs tai, kas priklauso, o visą kitą atiduok Dievui. Ir vat aš gyvenu po tais principais, iš tikrųjų. Nėra taip, kad mane Dievas šiandien laimintų, žinai, ir man nieko daryti nereikia. Ne. Bet aš dar, sakau, iki to atsivertimo, Dievui atidaviau savo širdį. Net iki tol aš prašiau, kaip, netidavė savo gyvenimą jam. Ir Dievas visur buvo. Aš kur darydavau, dėdavau žingsnius, jisai laimindavo. Jo principai tokie. Kitaip negali būti. Žmonės, jeigu to, o šėtonas, jis nori mus apgauti, jis nenori, kad mes iš tikrųjų pažintume tiesą. Jis nori, kad mes vartume kaip ovarė, tos mamonas, tų pinigų dvasios priklausomybės, kaip sakant, nuo darbo pasidaro žmonės priklausomi, nebegali mylėti nei artimo žmonės, nei su Dievu praleisti laiką. Šėtono tikslas mumis apvogti. Kad mes jo nesusitiktume, kad mes nekalbėtume su Dievu, kad mes neleistume laiką su juo. Jis su tuo pasaulio rūpesčiais mumis bando visą laiką užimti. O Dievas visą laiką sako, būk su manim. Aš sako, tavo mylintis tėvas, aš tave išvesiu, aš tau parodysiu, į kokį darbą įsidarbinti, aš tau pasakysiu, kokį darbą dirbti. Aš tau, jeigu ten pardavinėjai cigaretės, tu nebepardavinėjai kaip tą darbą, aš laiminsiu kitą darbą. Ir jeigu tu darysi tos žingsnius, įsižadėsi nuodėmės ir eisi į kitą darbą, tu gausi palaiminimą. Dievas nužengs savo dvasią tavo gyvenime, ženklai stebuklai pradės vykti. Vien dėl to, kad tu įsižadėsi pasaulio vaikščią. Tada tu įeini į Dievo teritoriją. Man patiko Šapovalov, aš girdėjau vieną sykį tą tokį pamokslą gerą. Sako, aš buvau išvažiavęs vieną sykį, tą fryrą, kitą vadinas, kažkur tai žvejoti su tom, su kateriais plaukia ir metą vieno žodžio didelių žuvų. Ir sako, užkyba, sako, aš velku, sako, žuvį prisitraukti, sako, jau čia, ir pritraukiu, žiūriu kulą. Privaitą, sako, aš įsigandau, sako, aš paleidau, sako, tą kulą. Tu įsivaizduoji, sako, tai čia va tas yra. Jeigu aš įkryščiau, žinai, tu gali kontroliuoti, kada tu esi Dievo karalystė, tu gali tą akulą įsitraukti ir visą kitą, čia tu ją kontroliuoji, tu jin tau neužpuls, jin tau neįkas, jin tavęs nesudraskys. Kada tu esi virš to demonų pasaulio, virš to pasaulio kunigaikščio, kada tu su Dievu vaikštai, tau neturi galios, jokios akulos, jokios piranijos, nėra. Bet jeigu tu ten įkrisi ir tu neturėsi su Dievu ryšį, prie tavęs turės prieigą. Visi tie, kurie pasaulyje, tie kunigaikščiai, kaip akula, žinai, vardinu, jo tas palyginimas toks labai man patiko, nes jeigu aš Dievo teritorijai vaikštų, man niekas neturi galios. Bet jeigu aš pasilieku tą terpę būti tenais, aš būsiu visą laiką gundomas, aš ilgai paprasčiausiai ten išbūsiu, anksčiau ir vėliau aš pavargsiu būti tenais tam vandenyne ir, būsiu atakuotas, būsiu sužalotas, vienaip ar kitaip aš turėsiu nesėkmės. Man labai iš tikrųjų patinka psalmės, atsiversiu 23 psalmę. Paskaitysiu. Viešpaties yra žemė ir visa, kas joje yra pasaulis ir kas jame gyvena. Jis ant dykumų ją pastatė, ant srovių ją įtvirtino. Kas kops į viešpatės kalną, kas atsistos jo šventoje vietoje, kas turi švarias rankas ir tyrą širdį, kuris nenukreipia savo sielos į tuštybės ir teisingai neprisiekė. Jis gaus palaiminimą iš viešpatės ir teisumą iš savo gelbėtojo Dievo. Tai karta, kuri ieško Jokūbo Dievo veido. Pakelkite galvas, vartai, pakelkite senovinės duris ir šlovės karalius įeis. Kas ta šlovės karalius? Tai viešpats, stiprus ir galingas. Tai viešpats galiūnas kovoje. Pakelkite galvas, vartai, pakilkite senovinės duris ir šlovės karalius įeis. Kas ta šlovės karalius? Kareivijų viešpats. Jis yra šlovės karalius.
Apie ką šitą psalmę sako? Pakelkite galvas, pažvelkite į viršų, pažvelkite, apsidairykite, jūs ne vieni, sako, pakilkite senovinės duris, atverkite širdis, savo rasvarį pakilkite, tai širdis. Žinoma, ne, kur Dievas sako, ne, štai aš stoju prie durų ir beldžiu, sako, ne, kas atidarys, aš ateisiu šiandien pas tave ir vakarieniausiu. Ne, visi žinom tą raštą vietą. Dievas laukia prie mūsų širdies durų, sako, atverkite širdis, aš, sako, su jumis, žiūrėkite į mane, sako, aš su jumis. Neskaitysiu daug psalmių, 22 psalmė yra malonės psalmė, visi krikščionys gerai tas psalmės atmintinai žino. Karts nuo karto gerai jas įkristi ir pasižiūrėti, kad suprastum, kas tu esi, kas tavo Dievas. Jeigu aš su juo, aš pakėlęs galvą į jį, aš žiūriu į jį, kas kops į Viešpaties kalną, sako, kas turi švarias rankas ir tyrą širdį. Aš pasižiūriu į savo gyvenimą. Dieve, ar aš tavo teritorijai vaikštau? Ar aš ir nekenčiu žmonėms? Ar aš darau tavo valią, vykdau? Ar aš tavo dvasios vedamas esu? Ir viskas. Aš turiu tyrą širdį, ar aš nuoširdus? Ar aš savęs nebūdinėjau, ar aš tavęs nebūdinėjau? Ar aš ateinu į susitikimą su tavim toks, koks esu? Ar aš ateinu vaidmainiškai? Nu, toksai duok man dar. Ne, Dievas mato širdį. Ar aš atvėriau jam širdį? Tada man visi galioja, ta 22 psalmė, 90 psalmė, ne? Žinom, irgi labai nuostabi. Labai svarbu iš tikrųjų įsikibti jo žodį, kada būna minutės, būna sunkios minutės, kitas, kai mes einam per išbandymus ir mums atrodo, kad Dievo nėra, jis yra, jis visada yra. Jis leidžia mums praeiti kitą sykį, kad mes pažintume iš tikrųjų tiesą, kad mes užaugtume. Nu, ir iš tikrųjų, jeigu mano Dievas mylintis yra, ne, jeigu jis mane myli, tai kaip argi sakau, jeigu bus tie, ne, mes ateiname tos paskutinius laikus ir bus bažnyčia paimta. Jeigu aš esu iš tiesų jo nuotaka, jeigu aš esu iš tiesų jo sūnus, jo vaikas, argi jis mane paliks, kaip mažą vaiką, kūdikį, ne, smėlio dėžėj ir čia prasidės kruša, vėjai, tai jisai išbėgs iš karto, pasims mane parsineš namogi. Ir mes, kaip žmonės, pasielgtume. Nu, tiesa, man teka vienas iki, mane buvo palikę tėvai smėlio dėžėj, kai mažas buvo. Ir tai per klaidą, nu, turėjo brolį mane parsivežti, bet nesusikalbėjau ir aš iki nakties ten pasilikau. Tai aš po šiai dieną atsimenu, kad mama pasakodavo, kad buvau užmiršęs smėlio dėžėj. Tas Dievas nepaliks mūsų. Tas Dievas mus parsives visą laiką. Jis mylintis, jis negali, jis tiesiog žino. Jo žodis sako, jūs esat kaip mano akies vyzdis. Jeigu kas tave palies, sako, tai įsivaizduoju, kad tas pats, kas tavo vyzdį paliestų, akį. Ant tiek mes esame jam brangus, ant tiek jisai mumis žiūri, stebi. Niekas mums negali nutikti, jeigu aš jo vaikas. Niekas. Be jo žinios niekas, jo žodis sako, nė vienas plaukas negali nukristi nuo tavo galvos. Be jo žinios. Ir jeigu aš turiu tokį suvokimą, aš suvokiu, kas mano tėvas. Ir jeigu aš turiu tą, vienas dalykas, kad yra toks, kad aš suvokti, jeigu man kažkas papasakoj, aš to nesuvoksiu. Aš sužinosiu, kad taip gali būti. Bet tam reikalingas susitikimas, pažinimas, tikras santykis, malda, tai tikras santykis, kaip aš sakiau, išgyvenimas. Aš kitas iki mano malda aš einu, tai nereiškia, kad aš lūpų aš neturiu kitas iki. Kitas iki šaukiu. Kitas iki paprasčiausiai vaikštau. Būnu, džiaugiuosi, dėkoju ir mano širdis su juo. Aš paprasčiausiai turiu širdį, sakau, šiandien aš noriu būti su tavimi ir viskas. Tai neperduodamas dalykas, jeigu tu to nepatyri, jeigu tu su juo nesusitikai, tu nežinosi, kas tai yra. Ateiti jo akivaizdu, ateiti ir pabūti. Tu su savo mylimu žmogum, tau ne visada būtinai šnekėti, ne? Tu gali su juo būti kartu. Vienoj mašinai važiuoji. Jis šalia ir tau ramu. Čia lygiai tas pats. Kada tu žinai, kad jis šalia, tau ramu. Tada, aš toks kaip vairuotojas, pavyzdžiui, nesu toks ganėtinai judrus labai greit. Ir su manim nelabai ramu važiuoju, žinai. Bet žmona važiuoja, jin žino, kad aš einu, saugosiu. Jinai gali ramiai pasitikėti manim. Taip pat ir aš kada su Dievu, aš turėčiau būti ramus. Man žinau, kas be nutiktų, aš esu saugus jo akivaizdui. Ir iš tikrųjų,
šėtonas visą laiką yra šalia ir jisai mumis nori, kad mes iš tos saugos zonos išeitume. Ir vienas iš tų būdų, tai yra pagrindinis priešas, kuris sakau, tai mūsų kūnas, mano egoizmas, mano aš, ne, tas mano gyvenimas. Nes mes gyvenam kūne ir mes esam, mums tiek visko reikia, mums tiek visko tam kūnui norisi ir čia ir ten. Ir jeigu aš nebudėsiu, jeigu aš žiūrėsiu tai, ko nori mano kūnas, mane šėtonas įvilks, taip kaip Ieva buvo įvilkta į šėtono pinklės, ne, kada šėtonas sako, argi Dievas pasakė, kad tu negalima tau šito medžio valgyti. Argi, sako. Jūs nežinot, sako, jūs dievais tapsite, tik dievai būsite, jūs sužinosite viską, kas gera ir bloga. Ir sugundė. Taip pat šiandien šėtonas visą laiką mus gundo. Pabandyk kompromisą. Pabandyk, sako. Tau geriau bus, čia nieko tokio. Padaryk tą, padaryk aną, čia nieko tokio, visi daro. Čia nieko, Dievas meilė, jis atleis, sako. Pažiūrėk, kiti ne taip gyvena, sako, kas tau čia dabar gausi, biškį čia pameluosi, bet babkių daugiau turėsi pinigų. Pasielk nesąžiningai, koks skirtumas visi, tai Dievas meilė, atleis. Šėtonas visą laiką kalba, jis rodo į save. Dar didesnis yra pavojus, kada tau viskas sekasi, kada visur tau nieko nebereikia, žinai, kada tu nebesiki galbūt to pasaulio. Dar didesnis pavojus ateina. Vau, koks tu didelis, tau Dievo nebereikia, tu kažkaip užmiršti jį. Tu pradedi gyventi savo gyvenimą, kaip daugelis galbūt krikščionių. Ai, man gerai, žinau, kad Dievas yra, jo žodis sako, vienas iki Dievas pasišaukęs jau visiems laikams išgelbės. Ar tikrai? Čia vėlgi klausimas. Ir va šėtonas visą laiką sako, žinai, pažiūrėk į save, sako. O Dievas sako, ne, žiūrėk į mane. Mes žinom, Izaijas, atsiversiu iš Izaiją truputį, kuris dabar va čia, 14 skyrius, 12-15 eilutės. Čia rašo iš tikrųjų Babilono karaliui, ne? Ir čia kalba apie šėtoną, kaip jis buvo išmestas iš dangaus. Ir tai yra perkeltina prasme. Izaijas kalba tai tautai, bet tom pačiu ir parodo, kuriuoj padėti šitas, sakykime, Babilono karalius. Ir jis sako, kaip tu iškritai iš dangaus Liuciferį, ryto aušros sūnau, kaip tu kritai žemėn, kuris buvai paminęs tautas, tu sakai savo širdyje, aš pakilsiu į dangų, iškelsiu savo sostą aukščiau už Dievo žvaigždžių, sėdėsiu dievų kalne, tolimiausioje šiaurėje, aš pakilsiu aukščiausių debesų, būsiu lygus aukščiausiam, bet tu esi nublokštas į pragarą, į giliausią bedugnę, kurie tavėm giliausią bedugnę, jau užtenka. Ir mes matom, kad Dievas, tasai šėtonas jisai labai didžiavosi, jisai pasididžiavime buvo iš tikrųjų. Ir dar viena iš tų vietų, kuri yra šventajame rašte, tai Ezekilio 28 skyrius, nuo 12 iki 19 eilutės, taip pat kalba karaliui. Žmogaus sūnau, apraudok Tyro karalių ir sakyk jam, taip sako viešpats, Dievas, tu buvai tobulumo antspaudas, pilnas išminties ir tobulo grožio. Gyvenai Edeno Dievo sode, tave puošia įvairiausi brangakmeniai, sardis, topazas, jaspis, krizolitas, oniksas, berilis, safyras, rubinas, smaragdas. Ta diena, kai buvai sukurtas, tau buvo paruošti meistriškai padaryti būgneliai ir vamsdeliai. Tu buvai pateptas cherubas, kuris dengia. Aš tave tokiu paskyriau, tu buvai šventajame Dievo kalne. Vaikščiau tarp ugnies akmenų. Ir matom, koks buvo šėtonas iš tikrųjų. Tai šviesos angelas, jis buvo sukurtas Liuciferis šlovinti Dievą, jis buvo šlovės karalius. Šlovindama Dievą, turėjo didžiausią, kaip sakant, tą angelo, virš angelų didžiausias buvo, sakykim taip, ne? Jis buvo pats gražiausias, jisai dengė netgi Dievo sostą.
Tu buvai pateptas cherubas, kuris dengia. Aš tave tokiu paskyriau. Tu buvai šventajame Dievo kalne vaikščiai tarp ugninių akmenų. Tu buvai tobulas savo keliuose nuo savo sukūrimo dienos, kol buvo atrasta tavyje nedorybės. Tau plačiai beprekiaujant jie pripildė tave smurto ir tu nusidėjai. Todėl aš išmesiu tave iš Dievo kalno, kaip nešvarų ir pašalinsiu tave, o degantis cherubė iš ugninių akmenų tarpo. Tavo širdis išpuiko dėl tavo grožio. Tu praradai išmintį per savo spindesį. Aš parblokšiu tave ant žemės priešais karalius, kad jie galėtų matyti tave. Savo daugybę neteisybių ir apgaulę prekyboje tu sutepi savo šventyklas. Todėl iš tavo vidaus aš pažadinsiu ugnį, kuris sunaikins tave visų akivaizdoje, pavers tave pelenais žemė. Visi, kurie pažino tave, baisėsis tavimi. Tu būsi pasibaisėjimas ir tavęs nebebus. Čia kalba apie karalių taip pat, bet kaip palyginimą kalba apie Liuciferį, šėtoną. Ir matome, va čia kalba apie tą puikybę, būtent, kad žmogui yra didelis pavojus išpuikti ir ta puikybė tokia, kada, išdidumas, jis, kaip sakant, jis nemato, kad jis yra išdidus, kad jis yra išpuikęs, kad mes, ir sako, tu buvai, kai tu esi nusižeminęs, kada tu esi mažutėlis Dievo akivaizdoje, ne, tu esi nusižeminęs visą laiką Dievas su tavim, tau visą laiką, jis duoda šviesos ir tu esi jo artumoje, bet kada tu išpuiksti, tu nebegali paprasčiausiai atpažinti, girdėti Dievą, uždarai jam, duris. Iš tikrųjų tai meilė yra mirtis, aš kaip sakau visą laiką. Meilė yra mirtis ir kažkaip keista, neskamba, meilė yra mirtis. Iš tikrųjų tai taip, mirtis. Mirtis ką? Mirtis savo. Mirti kam? Savo, bet dėl ko? Dėl jo mirti. Mirti savo dėl jo. Daryti ne tai, ką aš noriu, bet daryti tai, ką jis nori, ką nori Dievas. Dievas nori tokius mirtis ir tai ne dėl to, kad mums būtų blogai, bet dėl to, kad mums būtų gerai, kad mes galėtume vaikščioti jo keliais. Ir Galatam 5 skyrių atsiverskime nuo 16 iki 23 eilutės. Sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nevykdysite kūno geismų, nes kūnas geidžia priešingo dvasiai, o dvasia kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl negalite daryti visko, ko norėtumėte. Bet jūs dvasios vedami nebesate įstatymo valdžioje. Kūno darbai aiškus, tai paleistuvavimas, išpirkavimas, netyrumas, gašlumas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, paviduliavimai, piktumai, vaidumai, nesutarimai, susiskaidimai, pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėjus, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė. Ir matom, kokia priešingybė. Ir visų tų dalykų, ko aš skaičiau prieš tai, buvo kūno geismai, ne? Tai visi tie dalykai mes tos norim numirti ir juos nugalėti. Perkeista turi būti. Dvasios vaisiais. Tai meilė, džiugumas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymų. Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais. Jei gyvename dvasia, tai ir elkimės pagal dvasią. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems. Ir va. Lygtais atrodo viskas aišku, net perskaityti dvasios vaisiai, jeigu mane dvasia veda, mano turi būti vaisiai tokie ir čia tam, kad aš suprasčiau, kur aš esu ir kas tai yra. Ir mūsų laukia toliau, kaip sakau, iš tikrųjų kelionė tokia. Visi mes kažkur tai vis tiek tai prasileidžiam, kokia žemė, mumis ateina ir apgauna. Tai čia mes įskaudinam, galbūt kitas iki padarom, to nenorėdami, ar iš emocijos, ar dar kažkaip tai.
kažkokie, bet mes nedarom nuodėmės to specialiai, nes yra, kaip sakant, mes kol toj žemėje gyvename, mes ne visą laiką susigaudom. Šėtonas jis yra labai gudrus. Jis daug tūkstančių metų gyvena šitoj žemėje, jisai čia karaliauja, viešpatauja. Ir jisai geriau už mus netgi žino, kada mes ko užsimanysim, kokie mūsų bus geismai, kokie mūsų, jis nuspėti gali, kokie mūsų pasirinkimai bus pagal situacijas. Jis gali aplinkui mūsų situaciją kažkokią sukurti, per kurias mes paskui įkliūnam į jo tas pinklės, į jos spąstus. Ir jis visą laiką, kaip Dievas sako, Jėzus sako, velnias vaikšto aplinkui kaip riaumojantis liūtas, kad pražudyti kiekvieną iš mūsų. Tai jisai visuomet visada būdi ir žiūri, kaip mums kabliukų užmės, kad įtraukti tą, kaip sakant, kaip į vandenyną, kad į savo teritoriją įvilktų. Ir mes šioje žemėje, yra toks palyginimas, ne, kaip labai geras palyginimas, kaip vikšrelis, ne, yra vikšrelis, tas, kuris mes, sakykime, kažkada buvo vikšrelis, tie, kurie šliaužia visur, gieda lapus, kenkėjas, toksai kakoja, kur papuolė, žinai, tai va tokie visi mes buvom. Paskui ateina laika vikšrelis, tai Dievas mus pasikviečia pas save, mes atgailaujam, pasikviečiam Dievą į savo širdį ir mes jau nebenorim taip elgtis. Tada mes susisukam į tą kokoną, kaip vikšrelis susisuka į kokoną ir jis tam tikrą laiką leidžia kokonę, jisai ten vyksta metamorfozė, kol jisai pavirsta drugeliu ir jis išskrenda. Tai va ta mirtis, va čia va tas palyginimas mirti savo, tai mes visi turim tapti tom kokonu, sakykime, ne, kur vyksta ta metamorfozė, tai buvime su Dievu ir tame pasaulyje. Tai vyksta tas pasikeitimas, ta mirtis, procesinė laikotarpis, ne. Žiūrėk, tu iš pradžio, kai Dievas tave pasišaukė, atrodo tiek Dievo malonės, daug tu visur Dievą girdi, tu supranti tavo apreiškimai, visą kitą, ir tu lyg ir nuodėmių dar darai daug ir visą kitą, ne. Bet laikui einant, jeigu niekas nesikeičia, ne, tos nuodėmės tu toliau darai, kažkur atitolsta Dievas, praeina Dievo girdėjimas, tu nebesupranti šventą raštą, tu jau apreiškimų nebegauni, tavo gyvenime ženklai stebuklai nebevyks, jeigu tavo gyvenims nesikeičia. Bet jeigu tu kažkur tai miršti savo, tu atpažįsti, žinai, kad taip negali būti ir aš atsisakau taip elgtis, aš nusipjaunu, Dieve padėk man, aš neturiu jėgų, aš pats iš savęs rūkyti negaliu, mes davai Dieve padėk man. Ir Dievas mato širdį ir jis pamažu mane veda. Ir va tas laikotarpis, va tas, kol mes šitų žemė esam, vyksta ta metamorfozė, mes esam kaip tas kokonas. Paskui ateina laikas, ne, kada tas drugelis išsirita. Ir jis tada išskrenda, ką jis daro? Kada jisai pasikeičia, pamažu jau prasideda, jisai nuo gėlytės ant gėlytės, nuo vienos, neša gyvybę, nektarą ir jau pats nektarą valgo, nebereik kur papuolė ten daryti, žinai, ir lapų griaužti, jau jisai apaisina, jis gyvybę neša. Va čia labai panašu ir mes taip pat, kada jau mes krikščionys, jau mes pažinom Dievą, kada mes jau atėjom, jau su juo gyvenom, turi ateiti tas laikas, kad mes jau dabar šioje žemėje turime, pasidaryti šiek tiek tais drugeliais bent jau, kad pradėtume nešti tą nektarą, kad pradėtume apvaisinti tuos gėlytes, kitas nešti gyvybę žmonėm, Dievo karalystį, va, kaip sakant, tokiu. Užtat, bet va, ir tos kelionės, va, iš tikrųjų, tas laikotarpis yra taip, tas kryžius, mes visą laiką žiūrim į kryžių. Dievas nugalėjo visas tas nuodėmes, Dievas nugalėjo visas priklausomybės mūsų, kurios buvo. Mes turime va ten atiduoti va tam laikotarpį jam, ne patys savo jėgom, bet žiūrėti jam. Taip pat mes žinome, ne, kad kaip provaizdis tas pats yra, kad ne, Izraelio tautą išvedė iš Egipto, ne, Mozė. Vedė 40 metų ir iš Egipto vedė, tai va ten buvo irgi tas pats, kada, kaip ir mes savo sielui, mes turim miršti savo, mes turim persikeisti, nes mes ne iš karto pasikeičiam, tai vyksta po truputį, žinai, ir mes po truputį turim numirti savo, ir jie 40 metų turi eiti, kad visa tai, kas jame buvo, tame žmoguje sena, numirtų ir pažadėtas žemė jau įeina naujas žmogus. Taip pat ir mes, į Dievo karalystę einama po truputį, bet ir Jėzus, nesvarbu, aišku, gal mes nebūsim dar visai pasikeitę, ne? Bet Dievas, kaip sakau, mato širdį ir jeigu aš einu tyra širdimi iki galo jo akivaizdui, jis ateis pasiimti. Ne dėl to, kad aš jau pasidariau šventas ir šiandien nepakartojam save, bet dėl to, kad aš esu juo. Dėl to, kad mano širdis
Jis mato širdį, ne mano darbus. Mano gali būti blogas darbas žmogaus akyse, bet motivacija gera. Ir Dievas dėl to mane paims, vien dėl to, kad motivacija širdies gera. Sakau, užtat labai svarbu stebėti savo sieloj, kas tu esi, kur tu esi, kokia tavo širdies motivacija, kur tu eini. Gerai, tuoj dar trumpai Jeremijo 29 skyrių atsiverskim 11-14 eilutės. Ką sako Viešpats? Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų, sako Viešpats. Sumanymus jūsų geroviai, o ne nelaimėms. Ir ateitį su viltimi. Tada jūs šauksitės manęs ir melsitės, ir aš jūsų išklausysiu. Kai manęs ieškosite, visą širdimi rasite. Jūs surasite mane ir aš sugrąžinsiu jūs iš nelaisvės. Surinksiu jūs iš visų tautų ir visų vietų, kuriuose jūs buvote ištremti. Ir jūs parvesiu į vietą, iš kurios jūs ištrėmiau, sako Viešpats. Ir Viešpats kalba, kad mes būsime sugrąžinti į Viešpatės, kada jo šauksimės, kada mes melsimės ir kada jo ieškosim visą širdį, mes būsim sugrąžinti pas jį į jo namus, į amžiną Jeruzalę, mes kaip nuotaka keliaujam. Ir dar vienas toks palyginimas, kad mes, kol mes esam labai svarbu, toks vienas palyginimas, kaip aš sakau, yra balioniukas, pripučiamas gėlio, jisai kyla į viršų. Ir žinot, kai dovanoja balioniukai, yra šniuriukas pririšamas ir ant viršaus švinukas pririštas prie to siūlo. Ir tas švinukas tai yra pasaulis, kuriuo mes negalim paleisti, į kurį mes esame įsikabinę. Ir tai lyg tai būtų lyg mūsų stabai, tas įsitikinimai, tos tvirtovės mano, kad man reikia to, man reikia aš turiu rūpintis anom. Ir aš nebetiduodu savo gyvenimą Dievui, bet aš tas švinukas, tas pasaulis, tas rūpesčio pasaulį. Ir Dievas nori, kad aš tą švinuką nukirpčiau. Kai aš tą švinuką nukirsiu, tada balioniukas ir pakėlas. Bažnyčios tikslas, kad mes nukirptume tą siūliuką. Ta siūliuka tai nereiškia, kad mes, kol pasaulį gyvename, mes čia turim gyventi, bet mes čia nesirišam. Mes nieką nedarom dėl to pasaulio. Nieką, visiškai nieką. Viską dėl Dievo. Ir Dievą mes tik, kaip sakant, ir žmonės mylim, ne dėl to, kad mes mokam mylėti, bet dėl to, kad Jis mumis moka mylėti. Mes iš savęs nieką negalim. Mes savo artimą negalim mylėti. Tik tais jeigu Dievas tai duos. Aš kaip sakiau, visada lengva mylėti afrikiečius, ukrainiečius, dar kažką tai. Pabandyk mylėti su bažnyčiai, savo artimą, dar kažką tai. Pabandyk. Tas, kuris tau nepalankus. Sako, tuos pradėk mylėti. Bet Dievas vėlgi, sakau, mata, kaip saka, teisusis ne tas, kuris neklumpa, o tas, kuris keliasi. 7 kartus klus, 7 bus pakeltas. Dievas visą laiką kels ir kels tą. Jo tikslas, žinai, kad mes link jo eitume. Ir paskutinė vieta. Iš tikrųjų, man labai patinka ir jau nesykį aš jau esu skaitęs ir dar sykį. Tai testas. Jis man yra kaip testas. Kurioje vietoje aš esu? Kurioje vietoje aš esu? Kaip galvot, kokia tai yra šitą vietą? 1 Korintiečiam 13. Tai iš tikrųjų nuostabūs žodžiai, bet jie labai mane, kaip sakant, statydina, pamatyti leidžia. Ar aš tas, nes Dievas yra meilė. Dievas yra meilė. Ir jo tikslas, kad aš išmokčiau mylėti. Jo tikslas, kad nebe aš būčiau, bet Jėzus manyje būtų. Jis nori, kad aš išmokčiau mylėti, kad aš tapčiau juo. Ir paskaitysiu. Jeigu aš kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, esu kaip skambantis varis ar žvangantis cimbolai. Tai mes, žinoma, aš galiu daug šnekėti apie meilę, daug galiu žinoti apie ją. Į bažnyčią galiu, į dar kažką galiu padaryti, bet viduje savo širdį neturėsiu meilės. Tai darysiu be Dievą, dėl savo naudiškų paskatų, kad žmonės mane pamatytų, kad save parodyčiau, koks aš protingas, kiek aš daug žinau, ir tai daryčiau ne iš meilės, bet dėl to, kad aš taip nusprendžiau, kad aš rūpiu kitiem, kad aš turiu norėti pažinimą, parodyti save. Čia yra tuštybė. Ir jei turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis ir turiu visą pažinimą, jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas.
jeigu mano gyvenime ir demonai eis Jėzus Kristus vardu, ženklai ir stebuklai vyks, ir pranašausiu kažkam, tai ir tai įvyks. Nes Dievas naudoja ir nusidėjėlius, jis naudoja ir nusidėjėlius. Bet neturėsiu meilės. Meilė tai yra Dievas. Aš neturėsiu nieko. Ir išdalinsiu vargšams, pamaitinti visą, ką turiu, ir jeigu atiduodu savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės, man nėra iš to jokios naudos. Meilė kantri ir maloni. Meilė nepavydi, meilė nesielgia ir nesigiria ir neišpuiksta. Va čia testo tos dalis. Va, kurioje vietoje aš? Ar labai aš kantrus? Aišku, kad ne. Bet ar aš stengiuosi, aš kaip sakau, ar aš stengiuosi? Kokia mano širdies motyvacija? Ar aš niekada nepavydžiu? Čia tam, kad aš matyčiau, kurioje aš vietoje esu. Aišku, mano tas senas kūnas visą laiką jis kažko geičia, bet aš tą pavydą galiu nupjauti. Aš galiu uždaryti kelią, neleisti pavydėti savo. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktą. O, čia kokia. Ar aš neieškau savo naudos? O kaip yra svarbu? Kokia mano motyvacija? Ar aš einu kitam tarnauti, ar savo naudos ieškau? Nes visi mes ieškom savo naudos. Ar aš nemąstau piktai? Aš sako, turiu visą laiką budėti čia. Pats didžiausias priešas yra smegenys, mano protas, mano pažinimas. Visą laiką šėtonas turi prieigą pagal mano patirtis arba apie žmogų, kaip jis blogai pasielgia, parodyti visą kitą. Ne, sako Dievas, žiūrėk mano akimis. Sako, aš myliu jį, aš noriu jį išgelbėti. Nesidžiaugia neteisybė, džiaugiasi tiesa. Visi kalbom pasaulyje tos jausmus mes gerai pažįstam, ne? Ypatingai, jeigu kažkoks tai nusikaltęs brolis ar ten kas draugs, kam nors nepasisekė. Vat gerai, tai tau reikia. Va, tau Dievas atlygina, ne? Kokia klasta širdį. Visą pakenčia, visą tiki, visko vylėsi ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Ir taip niekada. Taip visą laiką turi ir atleisti, ir nepavydėti. Visada. Baigsis pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas, nes mes žinome iš dalies ir mes pranašaujame iš dalies. Bet kai ateis tobulumas, tai kas iš dalies pasibaigs. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, supratau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, bet tapęs vyru, palikau tai, kas vaikiška. Dabar mes matome kaip per stiklą, miglotai, bet tada veidas į veidą, dabar žinau iš dalies, bet tada pažinsiu. Ir kaip pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas, bet didžiausias iš jų yra meilė. Tai va. Ačiū.